Vienoje Afrikos gentyje egzistuoja ypatinga tradicija. Kai žmogus suklysta, visas kaimas susibūrė, nusiveda į kaimelio centrą ir 2 dienas jam primena apie visus gerus darbus, kokius jis yra kada nors padaręs. Ši gentis tiki paprasta, bet gilia tiesa. Žmogus iš prigimties yra geras. Kai jis klysta, tai nėra blogis, o tylus pagalbos šauksmas. Ir vietoj to, kad jį pasmerktų ar atstumtų, bendruomenė susivienyje, kad jam primintų, kad jis iš tikrųjų yra geros širdies žmogus. Įsivaizduokime pasaulį, kuriame kiekvienas suklydęs žmogus išgirstų ne pasmerkimą, o paskatinimą būti savo geriausią versiją. Kaip jūsų nuomonė pasikeistų pasaulis? Šis mano gestas tai kvietimas pažvelgti žmoniją su švelnumu ir viltimi. Įsivaizduokime pasaulį, kuriame nesėkmės nebūtų gėda, o galimybė augti. Jei kiekvienas suklydęs žmogus jaustų palaikymą, neatstumimą, galbūt daugiau žmonių rastų drąsą keistis, atsiverti ir tapti geresnę savo versiją. Tokia bendruomenės vienybė galėtų kurti daugiau empatijos, mažinti susiskaldymą ir skatinti žmonės matyti vieni kitus ne per klaidų prizmę, o per jų vidinės gerumo galios perspektyvą. Kas, jei kiekvienas paslydimas būtų vertinimas ne kaip nuopolis, o kaip kelionės dalis? Gal pasaulis būtų labiau šiltesnis, artimesnis, o žmogiškumas stipresnis nei bet kada anksčiau? Kaip manote jūs?